Kas tave girdi, neik ten. Neik, Jokūbai, neik. Neik ten, sakau, neik. Jeigu jau nekomentuoji. Jau pasikomentuoju.
pašnekovas šiandien mano Šultė žaidžia su jaunųjų talentų Edgaru Portnovu. Prašau. Duok jam bokalą. Duok jam tuščią bokalą. Nu čia bairis, ką. Ne, jau gals tuščią bokalą. Eik, Paulius, davai, eik. Žinai, snukerio taisyklės. Grįžti, pakeisti. Aš pasakysiu. Ateis tuoj Paulius, jisai biškį ačkuoja. Tu ateis komentatorius, jisai truputį bijo, bet tai nieko mes įkalbėsim. Čia pasieksim, kuris komentavo, Zagulėną pastovi prie stalo. Tai šitas labai. Aš apie rezultatą pasakysiu. Šultė. Короче, сėsk ir ves, nu. Ne. Aš nežaisiu tikrai, bet. Kas komentuoja, tas veda. Aš nemoku komentuoti, nu. Ne, tai tu sėsk, sėsk. Kur aš sėsk? Kur aš sėsk? Aš simešiu kėlės, vai. Ką rimtai? Moteris. Pauliau, čia kėdžių mažai. Net prisimeni, kaip buvo tame transliacija. Jo, Rusą tiesą komentavo. Komentarus. Direktas išmokau Rusą taisyklės komentuodama, aš dabar kai išmokau, jau buvo gerai. Nežiūrėk, mes mano finalą. Taip, šiek, girdėk, kad mes sunkiam šnekam. Gvidas pavežiau, ne? Ką? Gvidas namo pavežiau. Ne, Andrėjų, geras nuvežė. Bet ne žosko, jau grįžom, na. Gal pusę 4 grįžau, na. Tai mes baigėm irgi 3, 8:4. Aš panašiai namie. Dar išdėti palausą. Žinau, kai vaistai nuėjo. Nu? Tu įgis mikrofono garsą? Ne. Tai davai, čia pazarė. Tai visi. Labą dieną. Srūkti šitą. Mačą padės stebėti Paulius Šidlauskas. Taigi matome jaunųjų talentų Viliaus Šultės ir Edgaro Portnovo susitikimą. Kol kas Vilius Šultė nuoja šitą mačą 4. Sveiki, mėly snukerio gerbėjai. Visi, kurie stebite, jums padės šį mačą stebėti Paulius, kurį jau turbūt prisimenate iš klubinių lygų. Štai matome mačą, sutinka Vilius Šultė su Edgaru Portnovu.
Du jauni perspektyvūs žaidėjai. Na, favoritų mačų, manau, laikomas yra Vilius žinoma, kuris ir pirmauja. Ką tik matom neįmušį Šaro. Gan, atsiprašau, Rutulio gan sunkaus. Ir Portnovas dabar prieis prie stalo. Rinktis breiką. Šitą gali sakyti ir Šaras. Jo, nebūtinai Rutulys, jeigu patogiau sakyk Šarą. Pas mus buvo rusą komentavom ginčas, tai parašė lituanistui, tai sakė, kad biliardas Šaras. Irgi galima naudoti. Ir Rutulį ir Šaras. Šaras? Šaras. Ne biliardas Šaras. Rutulys, ne. Tai Šaras. Portnovas įmuša labai įspūdingą Rutulį. Tęsia breiką, dabar jis yra 5. Ir neįmuša dabar atvirkščiai gan paprasto Rutulio. Vilius prie stalo, na manau dabar šio žaidimo galbūt ir užbaigs partiją. Ne, Vilius neįmuša. Vilius Šultė labai pasimetęs, jis nieko Vilius Šultė taip išmuštas iš vėžių šiuo metu, bet manau viskas baigsis gerai. Taip pat kartu man šį mačą padeda stebėti mano kolega Valdemaras, kuris dėja nepasisveikins su jumis. Ir štai Vilius prieina prie stalo ir pradeda seriją. Na, manau, įmanoma, kad galėtų ir pabaigti jau, nuvaryti šitą stalą. Matysime eigoje. Su gan įspūdingu išsivedimu Vilius įmuša. Išeinant juodo, tačiau juodo nepataiko. Na, bet Vilius labai nenusiminęs. Jis yra priekyje, kad ir nedaug, bet priekyje. Žiūrėjau, neįdomu. Ne, ono. Ir štai Vilius įmuša paskutinį raudoną. Dabar išsirinkus vieną spalvą ant stalo liks tai 27 taškai. Na ir manau Vilius jau sugebėtų tikrai užbaigti šitą partiją. Ką manau ir matysim. Smūgis į geltoną yra. Matysim, kaip Vilius išsives. Ar ne, Valdemarai? Taip, Valdemaras su manim sutinka. Manau, vis tiek nesusiję. Na, kol kas viskas gerai. Na ir manau, tai yra partijos pabaiga. Vilius deda rudą. Nepasisekė jo pamušimas į mėlyną. Kaip ir ataka vis dar yra, aišku. Labai